Sveiki jaunieji kolegos, į jūs kreipiuosi tokiu jums neįprastu, tačiau aukštojo mokykloje kasdieniu kreipiniu, į kurį kreipiasi dėstytojas į studentą, dėstytojas į kolegą dėstytoją, na ir panašiai. Man šiandien teko labai sudėtinga užduotis dėl dviejų priežasčių. Pirmoji priežastis tai, kad turiu šnekėti pakankamai sudėtingą temą apie aukštąjį mokslą. Šiandien tokiomis sudėtingomis temomis kalbėti nėra labai populiaru. Dažniausiai populiaru kalbėti apie orą, apie sportą, apie tai, ką padarė ir ko nepadarė mūsų krepšinio treneriai ir panašius dalykus. Vis dėlto kalbėti apie aukštąjį mokslą, ypatingai 21 amžiuje, užduotis yra ne iš lengvųjų. Antra priežastis, kodėl kalbėti šiandien su jumis nėra taip paprasta, todėl kad mes bendravome per atstumą. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Mes galime pasinaudoti moderniosiomis technologijomis ir šiandien bendrauti, nors jūs ir sėdėtumėt nuo manęs 100, 200 ar 300 km. Aš manyčiau, kad mūsų nedidelė paskaitėlė neužtruks ir mes galėsime visi interaktyviai pabendrauti. Aš esu Mindaugas Nefas, Lietuvos Edukologijos universiteto istorijos fakulteto visuotinės istorijos katedros asistentas. Labai sudėtingas pavadinimas ir jums moksleiviams tikriausiai paprasčiausiai būtų į mane kreiptis dėstytojų pavadinimu. Studentai 4 metus, kai kurie 6, o galbūt net ir dar daugiau stengiasi įprasti prie tokių labai sudėtingų kreipinių. Bet galime mes pamėginti prie to priprasti po truputį. Ką mes šiandien pamėginsime padaryti? Mes gyvename 2014 metais, tai yra 21 amžiaus pradžia. Šiandien kalbėsime apie aukštąjį mokslą, apie išradimą, kuris atsirado labai senai. Kyla natūralus klausimas, ar šiais laikais aukštasis mokslas vis dar yra reikalingas. Nebijotinai jūs esate girdėję įvairiausių nuomonių. Aš jūs noriu paskatinti, nedvejoti ir rinktis būsimą savo kaip mokslininko arba kaip išsilavinusio Lietuvos piliečio kelią. Pradžiai užduotis nedidelė jums. Pažaisime interaktyvų protmūšį. Jums reikės atsakyti į klausimą, kas sieja šios 3 išvardintus asmenis. Visų pirma, pradėkime nuo Steve'o Jobso. Tikriausiai esate visi apie jį girdėję, tai yra tas asmuo, kurio dėka šiandien daugelis galite naudotis išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais arba tiesiog demonstruotis, kad turite bet kokią technologiją su Apple kompanijų ženklu. Antroji asmenybė yra Albertas Einšteinas. Tikriausiai irgi esate apie jį nemažai girdėję per fizikos, o galbūt ir per istorijos pamokas. Na ir trečioji asmenybė, apie kurią tikrai berniukai visi esate girdėję, tai yra Šakylas Onilas. Dar ne taip senai siautėjęs NBA arenose ir kėlė siaubą ne tik tai Arvydui Saboniui, bet ir Žydrūnui Ilgauskui. Kasgi sieja šias 3 asmenybės? Klausimas atrodo ne iš lengvųjų. Nežinau tiksliai, ar Albertas Einšteinas žaidė krepšinį, tuo labiau ar Steve'as Jobsas tai darė, bet Šakylas Onilas tai darė pakankamai neblogai. Juos sieja vienas labai svarbus dalykas, ogi siekis tobulėti. Tai visiškai nereiškia, jog jų kelias į tą tobulėjimą buvo lygiai vienodas, toksai pakankamai nuobodus ir panašiai. Jeigu mes paimtume ir trumpai pakalbėtume apie kiekvieną iš tų asmenybių, jūs galėtumėte pamatyti tam tikrą paradoksą. Steve'as Jobsas, asmuo, kuris šiandien po savęs paliko vieną pačių populiariausių kompanijų pasaulyje, kuris sukūrė daugybę reikalingų, ir galbūt netokių reikalingų dalykų, kurie šiandien yra labai populiarūs ir Lietuvoje, jisai nebuvo baigęs net aukštojo mokslo. Tiesa, studijavo aukštojo mokykloje, po 1 semestro iš jos buvo išmestas. Tačiau jisai nenustojo tobulėti ir nepaisant to, jog oficialiai nebestudijavo aukštajame moksle, jis ir toliau kantriai lankė paskatas bei investavo į save. Būtent protinis investavimas čia yra itin svarbus. Albertas Einšteinas, tikriausiai esate girdėję, čia yra moksle vienas didžiųjų paradoksų, tai jog mokydamasis vidurinėje mokykloje jis buvo laikomas visiškai negabiu. Tas negabumas jam atnešė net 3 Nobelio premijas. Na ir pagaliau Šakylas Onilas. Ar jam sunkiai sekėsi vidurinėme moksle, tikrai aš to pasakyti jums negaliu. Kad krepšinio aikštelėje jam puikiai labai sekėsi, tai yra faktas, nes net Arvydas Sabonis apie jį atsiliepdavo taip. Sako, tai lyg varžymasi su 4 durų spinta, kurią reikia vis atidaryti ir uždaryti.
Tačiau Šakylas Onylas, baigęs karjerą NBA aikštelėse, nusprendė tobulinti save ir tapo socialinių mokslų daktaru. Tai yra labai geras pavyzdys, kada žmogus nemažą dalį savo gyvenimo praleidęs visiškai atrodo su mokslu nesusijusioje srityje, gali puikiai išpildyti savo pačias giliausias svajones. Šios trys asmenybės yra labai svarbios, mano galva, kalbant apie mokslo ir apie aukšto mokslo reikalingumą. Aukštasis mokslas tikrai nėra panacėja nuo visų ligų. Ir tai, jog žmogus yra baigęs aukštąjį mokslą, dar nepasako visko apie jo gyvenimą. Tai visuomet prisiminkite. Mūsų seneliai, daugelis iš jų, nėra baigę net vidurinės mokyklos. Tačiau mes jų anaiptol negalime pavadinti kvailiais, neįsilavinusiais, nekultūringais žmonėmis. Tai yra labai svarbus atskaitos taškas. Šiandien mes pamėginsime atsakyti į 3 labai svarbius klausimus, kurių pabaigoje pamėginsime kartu suformuluoti išvadą. Aišku, išvadų formulavimas be galo sudėtingas dalykas ir aš tikrai nemėgstu, kai visi žmonės prieina prie tos pačios išvados. Mano galva geriausias dalykas kiekvienam susidaryti savo vaizdą, savo išvadą, nes galvą turime mes kiekvienas ant savo pečių ir privalome jie naudotis patys. Taigi, dažnai atrodo, kad aukštasis mokslas yra labai kažkur aukštai toli nuo mūsų. Bet mes su aukštuoju mokslu susidarime kiekvieną dieną. Netikit? Pateiksiu keletą pavyzdžių. Štai jūs rytą pradedate nuo prausimosi, nuo higienos procedūrų atlikimų. Nemaža dalis šiandieninių infrastruktūrinių inžinerinių sprendimų yra nulemta žmonių, kurie yra baigę aukštąjį mokslą. Jie išmoksta suprojektuoti tam tikrus inžinerinius sprendimus, vandentiekį nutiesti, kanalizaciją nutiesti ir mes tai galime jau naudotis. Taigi mes tik atsikėlę pradedame naudotis aukšto mokslo nauda. Mes įsijungiame televiziją, mes įsijungiame radiją, tai visus šitos dalykus sukūrė žmonės, kurie labai nemažai investavo. Jie investavo savo laiko, jie investavo savo finansinių lėšų, tam, kad mes šiandieniniai 21 amžiaus žmonės galėtume naudoti šitais technikos stebuklais ir šitomis technikos naujovėmis, kurios, aišku, šiandien mums atrodo labai įprasti dalykai. Taigi tas aukštasis mokslas nėra taip aukštai pakilęs virš erdvės ir mums nepasiekiamas. Kiekvienas iš mūsų, jeigu mes turime ryžto, jeigu mes žinome savo tikslą, mes galime studijuoti ir pasiekti puikių rezultatų aukštajame moksle. Tiesiog reikia tvirtai žinoti, ko mes norime. Vėl grįšiu prie savo minties, kad aukštasis mokslas tikrai nėra panacėja ir nebūtina kiekvienam jaunuoliui keliauti į universitetą ir kolegiją ir ten siekti išsilavinimo. Galbūt jums užtenka ir to pagrindinio išsilavinimo, kurį įgijote vidurinėje mokykloje ir gimnazijoje. Ir čia tikrai nėra problema ir nereikia nuvertinti žmonių, kurie nėra baigę aukštojo mokslo. Tai dabar mes pamėginsime atsakyti į 3 esminius šitos paskaitos klausimus. Pirmasis klausimas, kurį dažnai gali užduoti, dažniausiai nihilistai, žmonės šiek tiek nusivylę gyvenimu, sako, kodėlgi reikia studijuoti. Visus atsakymus galima rasti internete. Ir iš tiesų yra tai beveik tiesa. Jeigu jums reikia nusipirkti kažkokią prekę, jeigu jūs norite sužinoti apie kažkokią nors paslaugą, jeigu jūs norite rasti informacijos namų darbui, jums šiandien visiškai nebebūtina nukeliauti į biblioteką. Beveik visą informaciją jūs galite rasti puikiame produkte internete. Tačiau viskas nėra taip paprasta. Pateiksiu jums vieną pavyzdį. Štai šioje nuotraukoje pavaizduotas puotos fragmentas. Bet šitoje nuotraukoje trūksta vieno labai svarbaus dalyko. Tai yra žmonių, kurie būtų naudotojai šio viso materialinio gėrio. Sekant tokią logiką, jeigu žmogus sakytų, kad nebereikia jokių studijų, nereikia mokyklų, nereikia universitetų, nebereikia mokytojų, nebereikia dėstytojų, kam tos knygos, viskas yra internete, tai tokia logika sekant, mums visiškai nereiktų įsivaizduoti, jog mes turėtume dalyvauti šitoje puotoje. Galime prisijungti prie interneto, pasižiūrėti nuotrauką puotos, skanius maistus, gardžius gėrimus ir panašiai ir mums to užtektų. Vis dėlto nuo senų senovės žmogus yra įpratęs patenkinti savo poreikius. Dalis tų poreikių yra fiziologiniai, kaip pavyzdžiui pavalgyti, atsigerti, o dalis jų yra dvasiniai. Aukštasis mokslas siejasi tiek su vienu, tiek su kitu dalyku.
Tikriausiai esate girdėję pasakymą vyresnių žmonių, kurie sako, mano alma mater. Kągi reiškia štai šie du žodžiai? Šie du žodžiai reiškia duona maitintoje. Aukštasis mokslas arba universitetas, kolegija, kurią baigęs asmuo nuo senų laikų įsivaizduojamas kaip duonos davimo šaltinis. Ir tai yra labai svarbu. Kiekvienas iš mūsų studijuojantis arba studijavęs aukštojoje mokykloje esame įgiję tam tikrą išsilavinimą. Ir to išsilavinimo dėka mes uždirbame pinigus, kurių dėka galime ir pavalgyti, ir išgerti, nueiti ir į teatrą, ir į spektaklį, ir panašius dalykus. Tai yra patvirtinta konstanta, kuri tęsiasi jau daugybę šimtų metų. Taigi tas atsakymas yra pakankamai paprastas. Mes galime egzistuoti ir be studijų, mes galime egzistuoti be mokyklos, be gimnazijos, tačiau mes nepasieksime pilnatvės kaip žmogaus, nes mes turime patenkinti visus savo poreikius. Ne tik tai fiziologinius, bet ir dvasinius poreikius. Ir dvasinis poreikis dažniausiai yra susijęs su kitu klausimu. Kas aš esu, kodėl aš esu ir koks aš turėčiau būti. Pradėjus studijuoti universitete dažnai kyla žmonėms tokių klausimų. Dabar priežastis, kodėl kyla tokie klausimai. Dažniausia priežastis yra tokia, kad žmogus nesistengia visiškai atsakyti į tuos klausimus sėdėdamas mokyklos suole. Šiandieninė mūsų sistema leidžia pakankamai laisvai žiūrėti į savo ateitį, nes kiekvienas abiturientas turi nemažai pasirinkimų stojant į aukštąsias mokyklas. Jeigu vienais metais nepasiseka, jis visuomet turi galimybę sugrįžti atgal, pasirinkti kitą aukštą mokyklą ir panašius dalykus. Tai jie neskatina pamastyti apie savo gyvenimą šiek tiek rimčiau, kuo jis norėtų būti, kas jam patinka ir panašus dalykai. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Studijavimas yra itin svarbus dalykas praktiškai. Tu gali studijuoti ir per atstumą. Štai ir šiandien jūs su manimi bendraujate kompiuterinių technologijų pagalba. Lygiai taip pat sėkmingai jūs galite bendrauti su didžiosios dalies pasaulio universitetų dėstytojais, su Princetono universiteto, su Georgetono universiteto dėstytojais, kurie siūlo nuotolinės studijas būtent interneto pagalba. Bet vis dėlto studijos nėra tik tai mokymasis ir mokslo žinių gavimas. Studijos yra labai svarbi gyvenimo dalis, nes žmogus yra biosocialinė būtybė. Bio pagal savo prigimtį, socialinė būtybė ją padaro bendravimas su kitais žmonėmis. Ir mano galva, internetas niekuomet neatstos to realaus tikrojo bendravimo, kada tu gali susitikti su žmogum, paspausti jam ranką, matyti jo šypseną, matyti jo mimiką, gestus, jausti jo šilumą arba šaltį sklindantį nuo jo. Tai yra labai svarbu. Antrasis klausimas, nuo kurio galbūt vertėjo ir mums pradėti, bet aš gerbdamas jūs jį pateikiu tik kaip antrąjį, aš manau, kad jūs visi turite tam tikrą įsivaizdavimą apie aukštąjį mokslą. Dalis, kaip aš ir pateikiau vienoje iš pirmųjų skaidrių, galvojate, kad tai yra kažkas tolimo, neregimo ir faktiškai beveik nepasiekimo, kažkur labai, labai aukštai. Kiti iš jūsų, turintys patirties, draugų, galbūt savo brolių, seserų, manysite, kad tai yra visiškas blefas, nes baigti aukštąjį mokslą šiandien gali bet kas. Ir tai nėra visiškai iš piršto laužtas dalykas. Sistema nėra labai vienalytė, joje yra spragų, tačiau mano galva mes tam ir esame sutverti, kad tas spragas ištaisytume, užpildytume ir sukurtume puikią sistemą. Tai kas yra tas aukštasis mokslas? Aš pamėginsiu trumpai ir aiškiai jums atsakyti. Štai, čia yra instrukcija. Instrukcija dėl labai paprasto dalyko. Kaip jums reikia plauti rankas. Kuo tai yra susiję su aukštuoju mokslu? Juk viskas labai paprasta. Nuo darželio laikų prisimenam, kad reikia pakišti rankas po tekančiu vandeniu, gerai patrinti ar ne, panaudoti muilą ar kitas medžiagas, kurios yra šalia čiaupo vandens, nusišluosti rankas, viskas mes švarūs, apsaugoti nuo bakterijų. Bet kad žmonija prieitų prie tokios svarbios instrukcijos, teko mokslininkams ne vieną ir ne dvi naktis praleisti atliekant įvairiausius mokslinius tyrimus ir bandymus. Viskas gyvenime visuomet prasideda nuo labai elementarių dalykų. Tas elementarus dalykas yra žmogus. Tai yra kiekvienas iš mūsų. Kiekvienam iš mūsų natūraliai kyla įvairūs klausimai.
Tik tai skiriasi jau mūsų kelias, ieškant tų atsakymų į klausimus išsikeltus. Dalis iš mūsų galvoja, kad čia yra bergždžias reikalas ieškoti atsakymų, aš juos niekada nerasiu tinkamo arba teigiamo atsakymo, todėl aš pasiduodu. Kiti iš mūsų, žingeidus, stengiasi nuolatos atrasti atsakymą. Ir visuomet gilinasi į tam tikrus klausimus. Esate tai pastebėję neabejotinai ir klasėje, dalis greitai nuleidžiate rankas, dalis gilinatės į problemą. Tai yra būdinga daugybei žmonių. Pateiksiu pavyzdį iš savo gyvenimo. Jeigu žiūri mano matematikos mokytoja, jinai dabar linksės galvą. Nuo 5 klasės, kai aš papuoliau pas mokytoją vieną mokytis matematikos, labai puikia mokytoja, man matematika nesisekė. Bet ji man nesisekė mokytis ne todėl, kad mokytoja buvo prasta, o todėl, kad aš tiesiog nesistengdavau galvoti. Kai užduodavo kokį nors uždavinį, mano smegenys tarsi užsiblokuodavo. Labai sąmoningai užsiblokuodavo, nes aš savo sakydavau, kam pradėti spręsti, jog aš vis tiek nesugebėsiu to padaryti. Mano mąstymas pasikeitė tik tai jau paskutinėje vidurinės mokyklos klasėje, kada aš pradėjau galvoti labai paprastai. Tai ar aš esu toks nevykėlis, jog faktiškai vienintelio dalyko, kurio nesugebu mokykloje įsisavinti bent minimaliai, yra matematika. Ir aš sėdėdamas pamokose pradėjau įsileisti mokytojos mintis į galvą. Tai, ką jinai sako, pradėjau analizuoti visą tai. Tai man padėjo. Antrasis žingsnis buvo namų darbų darimas, ko irgi faktiškai sistemingai nebuvau atlikęs matematikos namų darbų iki pat 12 klasės. Ir ką jūs jau galvojate? Kai aš pradėjau mąstyti, man matematika nebetapo tik tai kažkokių padrikų skaičių rinkinių, bet tai tapo labai racionaliu ir sistemingu mokslu, kurį aš po truputį pradėjau suprasti. Aišku, man galbūt laiko pritrūko, kad aš pilnai būčiau įsigilinęs į šį mokslą ir pamėgęs tapęs matematiku, vis dėlto aš esu istorikas, bet tai yra pavyzdys. Ir aš nuolatos savo moksleiviams, su kuriais dirbu, ir studentams tai mėgstu pabrėžti, jog kiekvienas iš mūsų galime pasiekti labai daug įvairiose sritise. Tiesiog reikia norėti ir leisti mūsų smegenims veikti. Taigi viskas prasideda nuo žmogaus. Ką padarė žmogus, kad atsirastų ta instrukcija? Ir tai yra susijęs su aukštuoju mokslu. Žmogus pradėjo mąstyti ir galvoti, atlikinėti tyrimus. Ko trūksta, kad žmogus užsitikrintų savo imuniteto sveikatą ir savo imuniteto apsaugą. Ogi labai paprastų dalykų. Pradėjo stebėti, kaip žmogaus sveikatą, kaip bakterijas įvairias veikia elementarus rankų prausimasis. Ir štai to pasekoje atsirado šitą instrukciją. Viskas labai paprasta. Paprasti dalykai gimsta būtent žmonių galvose. Nereikia įsivaizduoti, jog aukštasis mokslas kūrė tik tai kosminius erdvėlaivius ir kitus be galo sudėtingus dalykus, kurių mes kasdieniam gyvenime beveik nepaliečiam. Viskas prasideda nuo elementarių dalykų. Ir aukštajame moksle eksperimentas, kaip ir teorija, yra pakankamai svarbus dalykas. Be abejo, tai priklauso nuo specialybės, kurią jūs norėtumėte studijuoti. Dabar mes prižygiuojame prie trečio klausimo, kuris yra bene sudėtingiausias. Jisai yra dvejopas ir priklauso nuo jūsų požiūrį į gyvenimą. Mes šį klausimą galime kelti štai taip. Kaip pasirinkti? Iš kitos pusės klausimą galima formuluoti ir kitaip. Kaip teisingai pasirinkti? Šiandien aukštajame moksle tikrai yra daugybė įvairiausių pasirinkimų. Jūs turite teisę studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, universitetuose, kolegijose, kurių yra tikrai labai nemažai. Jūs turite teisę išvykti į užsienį studijuoti. Tai yra jūsų pasirinkimo reikalas. Tai dabar, kaip padaryti tą vieną iš lemiamų sprendimų? Tai yra pakankamai sudėtinga. Tačiau klausimas pasunkėja, kai mes įvedame vieną, reiškia, nežinomai teisingo pasirinkimo galimybę. Iš vis, ar mes gyvenime prieš priimdami tam tikrą sprendimą galime tvirtai žinoti, kas yra teisinga ar ne. Tai yra labai spekuliatyvus dalykas. Tačiau mes dažniausiai, darydami vieną ar kitą sprendimą, galvojame, kad aš elgiuosi teisingai. Tik vėliau pasvarstę, palyginę kitų priimtus sprendimus, palyginę rezultatus ir juos pamatę, situaciją pradedame vertinti šiek tiek kitaip. Mano patarimai yra labai paprasti. Jums, mokiniams, renkantis savo ateities kelią.
Tiesa, reiktų padaryti ir tam tikrą pastebėjimą, jog tai yra svarbu ne tik tai 12-okams, 11-okams ar 10-okams. Tai yra svarbu ir jūsų mokytojams bei tėveliams. Mokytis ir tobulėti niekada nėra vėlu. Tai pavyzdys yra Šakilas Onilas, NBA krepšininkas, kuris baigęs karjerą kaip krepšininkas, jisai nuolatos stengiasi save tobulinti. Tai yra geras visai pavyzdys. O pas mus kas yra įprasta? Tiesiog baigti aukštąjį mokslą, įgyti išsilavinimą ir toliau tarsi nustoti tobulėti ir save lavinti. Tai yra labai blogas mąstymas. Filosofas Liutauras Degėsys kartą yra pateikęs tokį labai gerą palyginimą žmogaus siekiančio mokslo su žmogaus, kuris puoselėja savo kūną. Kultūristas. Taip? Filosofas yra taip pasakęs. Dažnai kultūristas supranta, ne dažnai, o jis visada supranta, tai jog jeigu jisai nustos mankštinti savo raumenis, jisai jų nebeturės. Todėl nuolatos labai kryptingai tai stengiasi daryti. Lanko treniruotes, geria įvairius maisto papildus ir panašius dalykus. O ką daro žmogus siekiantis savo asmeninio arba dvasinio tobulėjimo? Jisai baigia mokyklą, jisai baigia universitetą ir sako, štai baigiau. Atrodytų, kad jisai galvoja, kad štai jau yra pilnai susiformavusi asmenybė, daugiau nebereikia investicijų į savo vidinį pasaulį ir dabar jau galės gyventi. Tai yra labai blogas mąstymas. Todėl tikrai kiekvienas iš mūsų, nepaisant kiek mums yra metų, tai gali padaryti. Pateiksiu dar vieną pavyzdį iš savo gyvenimo. Prieš porą metų buvau užsukęs į Europos informacijos centrą ir ten esančių skaityklų pamačiau unikalų vaizdinį. Susėdę 10 vyresnio amžiaus senolių sėdėjo ir mokėsi anglų kalbos. Tačiau juos mokė ne specialiai parengtas mokytojas, bet jie mokėsi vieni iš kitų. Tai yra, vyresnis žmogus išmokęs anglų kalbą stengiasi perteikti savo gebėjimus ir žinias, kurias jau jis yra įgijęs. Tai yra unikalus ir labai sveikintinas pavyzdys. Tačiau dažnai mūsų gyvenimuose mes patys susikūrėme stabdį, kuris mums trukdo tobulėti. Tai dabar kokius klausimus reikia mums pamėginti atsakyti, norint priimti teisingą sprendimą? Pirmas klausimas arba pirmoji užduotis jums tai yra, jog turite patys savo atsakyti į 2 esminius klausimus. Pirmasis yra labai paprastas. Ką aš mėgstu veikti? Kodėl šis klausimas yra svarbus? Nebijotinai esate bendravę su vyresniaisiais savo draugais arba giminaičiais, kurie dažnai nusiskundžia, jog reikia labai daug dirbti. Jie laukia darbo dienos pabaigos, kai laikrodis muša jau po 4 valandos popiet, jie jau pradeda nerimauti, kada jam čia tas darbas baigsis. Arba laukia visuomet atostogų. Praeina Kalėdos ir sako, kaip gerai būtų vėl atostogos. Taip, Velykos atšvenčiamos, laukiama vasaros. Tai rodo, kad, ne visuomet, bet tai gali rodyti tam tikrą mintį, jog žmogus yra pervargęs arba jis dirba nemėgstamą darbą. Man atrodo, labai svarbus dalykas yra tai, jog žmogus pasirinktų mėgstamą darbą. Tuomet nėra tokios rutinos, nėra pavargimo, aišku, fizinis nuovargis visuomet atsiranda ir jis privalo būti. Bet žmogus yra patenkintas, jeigu daro tai, kas jam patinka. Jeigu jūs manęs paklaustumėt, ar aš darau tai, kas man patinka, tai aš nedvejodamas atsakyčiau taip. Aš pasirinkau sritį, kuri mane domino nuo pat vaikystės. Mano galva, šitam apsisprendimui labai didelį įtaką turėjo ir genai. Mano didžioji dalis giminės yra pedagogai. Mes Lietuvoje turime advokatų dinastijas, turime gydytojų dinastijas, turime kitų sričių dinastijas, tačiau apie mokytojų dinastijas labai retai šnekam. Mano abi močiutės buvo mokytojos, mano abu tėvai yra mokytojai, mano dėdės ir tetos taip pat yra arba buvo mokytojai arba pedagogai. Mūsų giminių suvažiavimus galima skelbti Lietuvos pedagogų suvažiavimais, kadangi jų susirenka ne tiek ir mažai. Tai mano gyvenimą nulėmė ir genai. Aš nuo pat vaikystės sukausi šitoje aplinkoje. Istorija tapo tas rytimi, kuri nuo vaikystės man sukeldavo, šiurpuliukų bėgiojimą per nugarą. Aš nežinau, ar jums tenka patirti tokius dalykus, kuriuos labai norėtumėte daryti ir mestate kitus darbus. Man šitas užsiėmimas buvo istorija. Galbūt jums yra krepšinis,
želdinių tvarkymas, bėgiojimas, knygų skaitimas, tapimas, muzikavimas ir panašus dalykai. Jūs turite savo atsakyti klausimą, o ką aš mėgstu? Jeigu jūs mėgstate labai valgyti, galbūt verta tapti kulinaru. Tai jūs turite patys atsakyti savo šitą klausimą. Antrasis klausimas yra sudėtingesnis ir reikalaujantis jūsų vaizduotės. Bet nebijokite. Klausimas yra toks. Ką aš norėčiau veikti po 20 ar 30 metų? Šiais laikais valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose yra atsiradęs pakankamai senas, tačiau mes vis dar žiūrime jį taip kaip į svetimkūnį, naują svetimkūnį dalyką, tai yra strateginis planavimas. Įmonės, organizacijos planuoja, kaip jos turėtų atrodyti už 3, 5, 10, 20 ar net 100 metų. Jos planuoja. Kažkodėl mes, esame linkę pasvajoti, bet nemėgstame pripažinti, jog turime tam tikrų tikslų ir norėtume juos pasiekti. Tai yra labai svarbu, jeigu mes pripažįstame, turintis tam tikrą tikslą, kaip aš norėčiau gyventi po 20 metų. Galbūt aš norėčiau turėti didelę šeimą, galbūt aš norėčiau būti tapęs jau mokslo daktaru, galbūt aš norėčiau dirbti ligoninėje, vyr gydytojų ir panašus dalykai. Kiekvienas iš mūsų galime pasvajoti, kaip mes atrodysime po 20 metų. Tai yra tarsi kertinis taškas. Tai yra tik tai kelio vidurys, galime taip sakyti. Kai mes žinome jau, kaip mes norime atrodyti po 20 ar 30 metų, mes turėtume ir numatyti tam tikras priemonės. O kaipgi aš galiu to pasiekti? Jeigu mano tikslas po 20 metų yra būti mokyklos direktoriumi, nes mano dabartinis direktorius nieko nežino, ką daryti, bent jau taip galite daugelis mokinių įsivaizduoti taip, nes jis verčia vaikštyti su uniforma, jis draudžia praleidinėti pamokas, draudžia jas vėluoti ir panašius dalykus. Taigi aš noriu būti mokyklos direktoriumi po 20 metų. Taigi, jeigu yra toks tikslas, natūralu, jog be aukštojo mokslo čia mes niekaip neišsiversime. Bet jeigu jūs klausimą, ko aš norėčiau būti po 20 ar 30 metų, atsakote, jog norėtumėte kasti griovius, tuomet aukštojo mokslo čia tikrai nereikia. Žinoma, jog bėgant metams ne viskas vyksta taip, kaip suplanuota, bet mes turime išmokti planuoti ir modeliuoti savo ateities gyvenimą. Pateiksiu pavyzdį iš strateginio valdymo. Ford kompanija. Ford kompanija kadaise savo išsikėlė tokį labai atrodytų nerealų tikslą – automobilis kiekvienai šeimai. Šiandien šitas tikslas yra išpildytas su kaupu, be abejo ne tik tai Ford kompanijos dėka, bet ir daugelio kitų kompanijų dėka. Šiandien, aš manau, net jis yra pralenktas, nes statistiškai šeima turi ne vieną automobilį, bet mes žinome ir šeimų, kurios turi po 2-3 automobilius ir puikiai šitas tikslas yra išpildytas. Jis yra, čia teigiamas yra dalykas ar neigiamas yra kitas klausimas, nes natūralu, jog sukelia daugybę problemų, reiškia išmetimas kenksmingų medžiagų į orą ir panašus dalykai. Bet kalbame apie patį principą planavimo. Tai yra ypatingai svarbu. Koks dar yra labai svarbus dalykas, jeigu jūs mėginate atsakyti į šitos 2 klausimus, yra auksinė taisyklė. Jog tai turi būti jūsų asmeninis apsisprendimas. Aš sutinku moksleivių, kurie padaro vieną esminę klaidą. Jie renkasi savo gyvenimą ne pagal tai, ko jie nori, bet pagal tai, ko nori jų tėveliai. Jeigu tėvelis baigia universitetą, tai ir jis būtinai įsivaizduoja, kad turi baigti. Jaučiamas tam tikras spaudimas, kad jis turi pasirinkti būtent tą kelią, kokį buvo pasirinkęs jo tėtis. Arba dažnai kaip įvyksta, tėvai nori išpildyti savo svajones, kurių jiems nepavyko įgyvendinti savo vaikų pavydale. Todėl jos nuolatos skatina kryptingai pasirinkti vieną ar kitą kelią. Tai nėra visiškai blogas dalykas. Tėvai rūpinasi mumis ir nori, kad mes gerai gyventume. Bet vis dėlto gyvenimas yra vienas, jisai yra mūsų ir mes turime pasirinkti, kuriuo keliu norime žengti. Kad netektų 30-40 metų dirbti visiškai tą darbą, kuriuo esi nepatenkintas. Kai darbo dienos pabaigoje esi pavargęs ne tik tai fiziškai, bet ir psichologiškai. Ir tai kartojasi ne savaitę, ne 2, bet keletą metų iš eilės.
kai tu nuolatos galvoji apie poilsį, poilsį ir poilsį. Jeigu jūs arba jums pavyks padaryti tinkamą sprendimą jums patiems, tuomet jūsų darbas jums tikrai nebus kančia. Tai bus tarsi šventė. Nesenai man uždavė tokį klausimą, ką jūs veikiate savo laisvalaikiu. Aš manyčiau, kad mano gyvenimo požiūriu tai nėra teisingas klausimas, nes visas laikas, kurį aš turiu, tai yra laisvalaikis. Aš laisvai sprendžiu, ką turiu daryti. Be abejo, turiu įsipareigojimų darbovietėms, turiu įsipareigojimų mokyklai, turiu įsipareigojimų universitetui, turiu įsipareigojimų tam tikriems privatiems asmenims. Tai taip gyvenimas ir surėdytas. Juk negali būti tai, kad esu visiškai laisvas, kada noriu keliuosi, kada noriu eiti miegoti, einu, svarbu, kad tik tai gaučiau pinigų. Tai yra labai svarbus dalykas, kad jeigu jūs tinkamą sprendimą savo padarėte, gyvenime jūs galėsite patys labai konkrečiai kontroliuoti savo laisvalaikį arba savo kitokį užimtumą. Tai yra labai svarbu. Dažnai trūksta to. Ir patarimas yra ir jūsų tėveliams. Tėveliai, paklauskite savo dukrų ir sūnų, ko jie norėtų būti. Jie norėtų būti. Ir nebūtina siekti, kad jie visi taptų profesoriais, medikais, istorikais ir panašiais dalykais. Čia, aišku, pastaba yra ir mokytojams, nes mes dažnai norime, kad visi mokiniai mokytųsi 10-ukui. Bet taip nebūna ir taip niekuomet nebus. Palikime žmogui laisvę ir teisę pačiam apsispręsti, kuo jis nori būti. Aukštasis mokslas yra tik viena iš galimybių, kurią galite pasirinkti jūs. Tai nėra būtinybė, tai nėra panacėja. Tačiau gyvenimo taisyklė byloja neginčytiną faktą. Tai jog išsilavinęs žmogus, kultūringas žmogus gyvena nepalyginamai geriau negu priešingų pasiekimų pasiekęs arba nepasiekęs žmogus. Juk net mūsų tautos išmintyje, kas yra sakoma apie išsilavinusį ir kultūringą žmogų? Sako, štai šviesus žmogus. Apie priešingo elgesio žmogų yra sakoma tamsuolis. Tai mano įsitikinimu, kiekvienas iš mūsų turėtume siekti tapti šviesiu žmogumi. Žmogumi, paskui kurį seka kiti, kurio galima didžiuotis, kuris susilaukia šviesaus žmogaus apibūdinimo. Čia kampe mano pateikčių jūs galite matyti Lietuvos edukologijos universiteto ženklą su universiteto šūkiu Fiat Lux. Tai reiškia tebūnie šviesa. Šviesa, kurią skleidžia mokslas kiekvienam iš mūsų. Ir mes turime tuo naudotis, nesislėpti nuo mokslo spindulių, bet pamėginti jas mėgautis, kaip tai darome vasarą atsigulę pajūryje. Vietoje išvadų aš jums norėčiau papasakoti vieną labai elementarią ir paprastą istoriją. Šitą istoriją mums reikės keletos veikėjų. Visų pirma, tai senelio, kuris yra pagrindinis šios istorijos veikėjas. Antrasis veikėjas yra žalias paukštelis, kuris papildo mūsų istoriją. Taip pat mums reikia akmenėlio, ant kurio tupėtų tas paukštelis. Ir galų gale ketvirtasis dėmuo, be kurio šita istorija nebūtų labai pavykusi, yra medis. Istorija yra štai tokia. Kartą po darbo, pavargęs miško keliuku, keliavo senelis. Keliaudamas vis galvojo, kad na štai pavargo, kiek jis gali dirbti, kada ateis atostogos, kada ateis pensija, o dar ir pilvas tuščias. Reiktų kažką pasidaryti valgyti, bet namie šaldytuvas tuščias. Su tokia mintimis keliauja jisai per mišką ir staiga pamato ant akmenėlio tupinti štai šį žalią paukštelį. Senelis atsargiai prisėlino prie paukštelio, capt, pagavo jį, pasikišo užantinį ir nešasi namo. Eidamas galvoja, na vakarienę turiu, gyvenimas prašviesėjo, dabar jau aš esu sėkmingame kelyje. Staiga girdi, kad paukštis jam sako, seni, paleistų mane, aš tau 3 pačius geriausius pasaulyje patarimus duosiu.
Senis kurį laiką sudvejoja, galvoja, nu tai kaip, vienas dalykas, kad paukštį šneka, jau čia nerealus kažkoks tai dalykas, matyti jau haliucinacijos mano per didelio darbo. Antras dalykas, galbūt pilvas geriau sotus, negu 3, kad ir patys geriausi patarimai. Paukštis ėmė įkalbinėti, sako, seni, nu paleis, tikrai, gausi tokius 3 patarimus, negalėsi gailėtis. Senis pagalvojo ir sako, gerai, ką nors sugalvosiu, ką suvalgyti, geriau gausiu 3 patarimus. Nutupia paukštelis ant to paties akmens ir sako, o dabar va klausyk tu manęs. Pirmasis patarimas yra toks. Jį prisimink visą savo gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų turime tam tikrą autoritetą ir mėgstame vadovautis viskuo, ko jisai sako. Tai štai, patarimas blogas, gautas net iš autoriteto lūpų, jis visuomet išlieka blogų patarimų, nepaisant to, kad jį pasakė ir tavo autoritetas. Senis sako, tikrai tavo geras yra patarimas, štai aš mėgstu žiūrėti pokalbių laidas ir žmonės, kurias mėgstu ir visuomet galvoju, kad jie čia viską sako, nors ne viskas man patinka, bet stengiuosi to vadovautis. Sako, ačiū paukšti, pamėginsiu to vadovautis. Nu, sakyk antrąjį patarimą. Antrasis patarimas yra štai toks. Visuomet žinok savo galimybių ribas ir nesistenk jų peržengti. Senis galvoja tikrai, va darbe irgi dažnai būna, vietoj 2 plytų nešu 4 plytas, persitempi nugarą, būna blogai. Reikia žinoti savo galimybių ribas. Sako, ačiū paukšti. Na, koks 3 patarimas, jau susijaudinė senis sako. O 3 patarimas yra štai toks. Niekuomet nesigailėk to, ką esi padaręs ar pasakęs. Senis sako, tikrai geras patarimas, nes dažnai galvoju, ne tai padariau, ne tai pasakiau, todėl vaikštų visas liūdnas, paniuręs ir nieko nesiimu sprendimų tai išspręsti. Sako, žinai, ačiū tau paukšti, tikrai davė gerus patarimus, praskaidrinai man dieną, dabar aš galiu keliauti. Apsisuko ant kulno ir pradėjo eiti. Kad išgirdo už nugaros kvatojimą, paukštis krizena, kvatoja, atrodo pilvas jam tai trūks. Senis supyko, atsisuko ir sako, paukšti, kodėl tu taip dabar elgiesi, ko tu čia žvengi iš manęs? O paukštis ir sako, seni, atsimeni pirmą patarimą, kurį aš tau daviau, dėl blogo patarimo gauto iš autoriteto lūpų. Senis supyko, puolė link paukščio, o paukštis į viršų. Plast, 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 plast nuo vienos šakelės ant kitos šakelės medyje. Senis pradėjo vytis jį, lipa į medį, o paukštis vis aukštyn, 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 aukštyn. Pagaliau paukštis jau pakilo virš medžio viršūnės, senis užlipo viršūnės, o ten plono šakelės. Senis keberiokšt, guli ant žemės ir vaitoja. Oi tu paukšti, paukšti. Koks aš durnas, kam aš tavęs paklausiau. O paukštelis nutupia ant akmenėlių ir sako, tai seni, atsimeni tos 3 patarimus, kuriuos aš tau ką tik pasakiau. Tai yra tokie 3 patarimai, kurie ką mums pasako, kad mes turime savo galvas, kuriomis mes patys privalome naudotis. Mūsų gyvenimas yra tas sritis, kurią mes turime patys pasirinkti, puikiai žinoti, ko mes norime. Ir puikiai turime žinoti, kaip mums reikia tai pasiekti. Aukštasis mokslas yra vienas iš kelių, kuriuos jūs galite pasirinkti siekdami kokybiško, ne tik tai materialiai, bet ir dvasiškai savo gyvenimo. Metai praleisti studijuojant, nesvarbu 4, 6, 10, 20 ar 50 metų, nes tai yra nenutrūkstantis procesas, bus vieni svarbiausių jūsų gyvenime. Žinoma, dažnai mus gali tai bauginti. Praleidus 12 metų mokyklos suole, dar 4 ar 6 metus sėdėti universitete, kažkas nerealaus. Bet nebijokit, pamėginkit. Visuomet yra galimybė to atsisakyti, pasirinkti kitą gyvenimo kelią. Nes žmogus visų pirma turi išdrįsti. Pakalbėsiu dabar kaip istorikas. Apšvietos epochos filosofas Immanuelis Kantas yra pasakęs ir palikęs mums štai tokią labai puikią mintį. Mes turime išdrįsti pažinti ir turėti drąsos naudoti savo protų. Anot šio filosofo, esminis dalykas, kuris trukdo žmogui pasiekti laimę ir sėkmę, yra baimė. Aš tikiu, kad jūs, jaunosios Lietuvos jaunieji piliečiai, tikrai nesate tokie, kurie bijotumėte naujovių,
kurie bijotumėte gyvenimo, kuris jūsų dar laukia išėjus iš mokyklos. Aš manau, kad jūs drąsiai galite pasirinkti savo kelią, atsakyti į mano jau minėtus klausimus ir sukurti sėkmingą ne tik savo, bet ir visos Lietuvos gyvenimą. Ačiū Jums už dėmesį, susisieksime.